Hei, sveiki visi, šiandien labai svarbi diena, ypatinga, nes bus antras bandymas, galima sakyti, trečias bandymas judėti į tą didįjį kalną. Pirmas buvo ne visiškai pilnas, bet matėm Konėje iš aukščiau, kurie tą video matėt. Antras mūsų nuvedė vis dėlto į Antaliją, o ne į kalnus. Ir dabar esam parduotuvė ir iš tiesų pateksime pagaliau, manau, jau į tos kalnus. Trečias kartas nemeluoja, žinot kaip yra. Ir liūdai. Video noriu pradėti su keksiuku. O taip, štai tas nuostabus skanusis keksiukas. Pasimsiu vieną kelionį su savim. Oh my god. Ir dabar čia reikės dar pasimti mišrainės. Ta mišrainė, vienas valgomiausių mūsų dalykų. 1,65 liros. Eik dar nusipirki batonis, tai kaip valgai. Mažas dar stotelė, toks kaip ir pitstopas. Sustojame dornerį nusipirkti mūsų toje vietoje. Pasikeitė savininkai, kiek pastebėjome, visai kiti žmonės dabar yra. Nusipirksime kelis kirilas čia suvalgys ir tada pasimsime įsinešimui. Į kalnus varysim, ko gero, kur nors viršuje į kalnus suvalgysim, bet į tą keksiuką tai rimtai reikės ant kalnų suvalgyti. Na, o dabar varome į autobusą. Wow. Turim akinukas naujus. Wow, nusipirkom. Tiesą pasakius, pamiršau iš Lietuvos pasiimti. Nuvažiavom su autobusu, bet kaip visą laiką buvo komplikacijų. Nes tingėjom laukti pirmą, pamatėm antrą, iššokam į antrą. Ir jis nuvežė šiek tiek toliau, Kirilai, šiek tiek toliau. Kaip visi normalūs žmonės galėjome eiti per tą tiltą, bet mums pasirodė, čia bus šiek tiek įdomiau, toks projimas, ne? Užtvankėlę, pažiūrėsim, kas gero. Štai mūsų kalnai, ta vieta, kur seniau matėt vaizdų. Daivonas putą sulaužė ten. Oh! Oh my god, varau pas juos. Ar labai gėlas vanduo? Ar labai daug sumokėtume įsimaudyčiau. Matome laukinį Kirilą, kuris brenda į vandenį, ten Daimonas bando jį padrasinti. Koks čia drąsinimas. Come on baby, you can do this. Come on baby, you can do this, yeah. Po krioklių gali palyst, come on. I mean, you can do this, man. Oh, yeah. Kažkokie keisti dalykai dedasi. Laukinis Kirilas. Kaip vanduo geras? Verta lysti man? Oh my god, reikia lysti. Po Vilnių va tokia gamta man patinka. Nelabai mėgstu iš miškų ir visokių nesąjungų, man labiau palaibėti patinka tokie dalykai. Ten Daimonas turi prie kitos mažos užtvankėlės. Nueisim pažiūrėsim, ką ten gerą rado, jau kažką neša. Matote mūsų genties vadą, laikantį kaukolę. O didysis Daimonai. Biški šlapia, nes skandinau skruzdes. Lenkiamės jums! Lenkiamės jums! Mūsų genties gerovė! Oh my god, pažiūrėkit. Oh! Sakė, skruzdėlių buvo jo daug. Dude, geras vadinys. Na, kadangi mums lengvai nepatinka, tai nusprendėm sunkesnį kelią pasirinkti. Lipam, Kirilai, lipam. Netinginiajam. Dude, vėžlį rado! Wow! What the fuck? Kaukolį radai, vėžlį radai. The fuck, man? Oh my god. Įsimam namo. Piteris, lemba. Čia mano naujas auginti. Apsišykas, jis nori man nukas pirštą. What the fuck, jūt parodyk, duok man pažiūrėt. Oh my god, dude. Oh my god. Apsišyka man. Pasiūta. Jo, padėk, nekankink gyvūnų. Wow. O jo, žiūrėk, antras padėktų gal jį. Mamytė gal. Gal nekelk, žinai, ten lavonus. Ne, mėgo. Lipam ant kalno aukštyn, kur seniau buvom tas užrašas, matote, ne? Pastebėjom tokį neblogą kanjoną, kurį nusileisime. Žiūrėk, atrodo. Labai nuostabu ir ten matome daug gėlesnio vandens. Gal ten vėl nusimaudysim? Gal?
žinoma, kad nusimaudysim, Kirilai. Leidžiame žemyn, o gal čia gerą dieną fucking vėžlį pamatėm, eik tu savo, varom žemyn. Pirma diena, mato tą laukinį žvėrį, pardavimas, brėt. Štai ir mūsų tas svinkinukas, atrodo tikrai neblogai. Toks mėlynas vanduo, nors ir nelabai skaidrus. Gal dėl to, kad apačioje tiesiog dugne yra taip priaugę. Drumzlino šiek tiek. Kanjonas mažas. Ten šiek tiek palipę dar rasime paskui 2 ar 3 urvus. Irgi turėtų būti įdomu. Pažiūrėsim, kas ten gero. Kai nusimaudysim, Kirilas jau lipa. Didysis kanjonas. Come on, koks vaizdas nerealus. Come on. Radai? Jo, nedaug labai truo, kad nuo didelę skardžią naklysti dėtų. A, vien fucking kepurę nunešė, kai bandžiau išdėti. Manom naktį. Čia kad kepurė tvirtai. Pritaisyta prie man galvos. Tik bandžiau užlipti iškart vėjas pūtės stipriai. Ten buvo nesveikai didelis skardis ir nedaug trūko, kad man šitą brangi kepurė tiesiog dingtų. Reiktų leisti žemyn į patį kanjoną, kad galėčiau ją pasiimti. Come on! Fucking awesome, einam į kalnatą! Prasidėjo didelės lygumos. Kalnai tai jau, tie jau senokai baigėsi. Toks dabar vaizdas maždaug visur. Pavarginęs. Saulė šviečia. Tiesiai akis, bet jau kaimelis prie pat. Štai ir mūsų tikslas. Įdomu labai pažiūrėti, kas bus už to kalno. Ką pamatysime dar. Gal jeigu išmoksime iki šito kaimelį nusigauti greičiau, galėsime kada ir toliau pakeliauti. Avių kaimenė ir avyganė sabaka. Ai, nu ir ten yra vaikinas, kuris joja nasilą ir švilpauja. Matot, kai sakiau, kad 3 kartas nemeluoja. Pasirodo, jis meluoja dar kaip. Štai joje problemėlė. Tvora ir saugoma teritorija yra, matėm, ten vaikšto žmonės. Ir dėl to kalno neužlipsime. Šiek tiek konės vaizdo jums. Visai neblogai matosi, bet dėja blogiausia tas, kad nepamatysime visko, kas yra už to kalno. Dar pavalgysim ko gero. Mišrainės, kurias nusipirkom. Nu, liūdai keksiuką žiūrėsiu, kada suvalgysiu. Kažkada vis tiek valgysiu. Çektim deden neslin baban, hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan.